Sveiki visi! Vis dar ieškotės nuomojimo namo ir niekaip nerandate savo tinkamo varianto? Turiu jums puikų pasiūlymą. Šiuo metu išnuomojamas namas yra Riešė, Vilniaus rajone. Ir galbūt tai yra kaip tik tas variantas, kurios taip ilgai ieškojate. Taigi, pradėkime video apžiūrą. Nuomojamas namas yra 182 kvadratinių metrų ir turi 10 arų sklypą. Patekimas į teritoriją yra pro automatinius vartus, kurie atsidaro pulteliu. O taip pat yra ir papildomi įėjimo varteliai. Kieme priešais garažą yra 3 automobilio parkavimo vietos, o taip pat vienas automobilis telpa ir pačiame garaže, kuris yra 20 kvadratinių metrų. Sklypo teritorija žaliuoja veja. Sklypas yra aptvertas pilnai. Ir jisai yra prie miško. Miškas yra orientuotas namo atžvilgiu vakarų pusėje. Iš sklypo į mišką yra išėjimo varteliai, todėl turit privatų išėjimą pasivaikščioti, o galbūt pavedžioti ir savo augintinį. Namas taip pat turi didelę terasą, kuri yra orientuota į mišką ir tai yra privatu. Čia yra, matau, ir lauko baldai. Ir papildomas treniruoklis. Taigi, na, dabar užeikime į namą. Pažiūrėkime išplanavimą. Šiaip visą detalesnę informaciją apie namą ir sklypą rasite skelbimo aprašyme. Taigi, pradėkime namo apžiūrą. Įėjęs pro namo duris turime tokią holą, kuriame yra spinta stumdomomis durimis, gan erdvi. Ir ten toliau yra gyvenamosios patalpos, o čia iškart iš šono yra garažas. Gal aš jį iškart ir parodysiu. Tai įsidėksime šviesą. Štai, garažas yra vienam automobiliui. Ten yra dar ūkinės patalpos, katilinė. Garažas yra su automatiniais pakeliamais vartais, yra pultelis. Automatiškai atsidaro. Taip, na, toliau pradėkime apžiūrinėti gyvenamasias patalpas. Ir įėjus mes turime tokią bendrą erdvę kartu su virtuve. Čia iškart dar šone yra svečių WC. Mes jį pasižiūrėsime, tačiau šiek tiek vėliau. Na, dabar pradėkime nuo virtuvės. Virtuvė turi langą, tikrai čia šviesų, turi daug įvairių spintelių, stalčiukų, barą su 4 kėdėm. Čia tikrai yra vietos, kur pasidėti daiktus. O taip pat ir spinta stumdomomis durimis. Ir šitoje vietoje yra įmontuojamas šaldytuvas. Šaldytuvas yra su kamera, šaldikliu apačioj. Tikrai vietos yra pasidėti
Ir dar viršuje yra, matau, lentynėlė. Taip, orkaitė yra elektrinė ir kaitlentė taip pat elektrinė. Namas, kaip minėjau, yra šildomas visur grindys, visam name. Taip, toliau eikime į svetainės zoną. Čia yra minkštas kampas, televizorius. Ir ten toliau valgomasis, kaip tokia valgomoja zona. Pro langus atsiveria miško panorama. Yra išėjimas į terasą, ten gal parodysiu daugiau. Tikrai privatu, ypač gražu vasarą. Taip, tai čia, kaip minėjau, yra valgomoji zona. Yra didelis stalas. Taip, o čia išėjimas yra į terasą, kaip minėjau. Ir terasa išeina į mišką. Taip, erdvės ir išplanavimus, tai yra kiek čia kvadratų, matysite skelbime planelėje. Na, o dabar pakilkime į antrą aukštą, kur yra 4 kambariai bei vonia, dušas, WC patalpa. Tai pakilus mes turime tokią kaip holą ir patekimas į visas 5 patalpas. Pradėkime iš eilės pagal laikrodžio rodyklę. Taigi, pirma patalpa. Štai, langai išeina į mišką. Čia yra dvigulė lova. Erdvi spinta. Štai pažiūrėkime. Taip, toliau eikime į kitą kambarį. Šio kambario langai taip pat išeina į mišką. Kambarį iš baldų yra komoda bei taip pat nemaža spinta su veidrodžiu ir lentynėlė. Toliau žiūrėkime į WC patalpą. Čia yra vonia. Yra vonia sumontuota. Čia toliau yra dušas. Tikrai gan erdvus dušas. Platus. Patalpa turi langą, kuris užsidaro, norint privatumo, diena-naktis sistema. Tai yra pasikelia tokia kaip žaliuzi principu.
Taip pažiūrėkime iš kitos pusės. Taip, matote, yra dvi kriauklės, WC. Tikrai erdvi patalpa, gyvenimui tikrai patogu ir susidėti daiktam ir erdvė jaustis. Taip, toliau vaikime sekančią patalpą. Ir čia mes turime kambarį, kuriame yra iš baldų komoda ir dvi spintos. Viena drabužių su veidrodžiu, kita gal tokia labiau vaikiška spinta. Taip, kambario langas išeina į rytus. Tikrai šviesus kambarys. Visuose kambariuose yra sumontuota rekuperacinio vėdinimo sistema. Į patalpas paduodamas šviežias oras. Tiek žiemą, tiek vasarą yra tikrai gaivu. Taip. Ir paskutinė patalpa antrame aukšte yra kambarys. Langai taip pat išeina į rytus. Čia yra taip pat komoda, spinta su veidrodžiu. Džiovyklė matau yra dar. Tai štai ir apžiūrėjome antro aukšto patalpas, kambarius bei vonią. Taigi, tai toks namas šiuo metu yra siūlomas jums. Jeigu kils kažkokių klausimų, skaitykite detaliai skelbimo aprašymą. Na, o kilus papildomų klausimams, skambinkite man. Kol kas tiek ir iki.